visi tą kelią esam praėję. Tai va. Nu, patį girdėt, tikrai garsiai, tačiau eini, šiandien ir sklidimas matyt kažkoks truputį šioks toks kitoks. Va. Tai ką, po truputį artėjam prie 15, gal jau kažkas tai ir atsiras, tai pradėsim tada klybintis grupėje. Tai va, tokie va reikalai, šiandien aš tai čia visą dieną nuo ryto prakalbėti negalėjau, balsas buvo dingęs, tai va po pietų atsirado truputį, tai va pradėjau jau pliurpt, tai va pabiški, nu, sugrįžta atgal, kažkur mane čia prakošė matyt ganėtinai stipriai, tai ir girklytė čia buvo prikabinę kelias dienas, tai kažkaip irgi sėdžiu, nosis susikišus dar, prakaitėlis toks švelnus pila, tai, na, taip, nu tikėsimės praeis, klausau. Gerai, tai ką. Kai grįži, tai pasisakyk, kad grįžai, tai tada ir padalyvausi grupiai, jeigu čia šiandien bus kam susirinkti. Tai va tokie dalykai. Gerai, Pauliau, tai ką, tuokart 7:03 tada ir lauksiu sugrįžtant. Taip, Lietuva Y1 Leonas Sirena, Lietuva Y1 Leonas Sirena, ar yra kas dažnėje, klausom? Taip, LY2BLG, Jonai, sveiki. Garsiai girdžiu apie +20, tai Arvidas Vilniuje, klausau. Aha, supratau, Valbėriškyje, taip ir pasižymiu. Tai va, puikus signalas, šiandien sklidimas yra, ką tik tai kalbėjau čia su kolega LY6 kW Vašingtonas, irgi labai gerą raportą davė. Tai va, jūs toliau, jis arčiau, reiškia, sklidimas kol kas ant Lietuvos yra. Tai va, paskui vėliau tik tai, reiškia, artimas tas prisidaro, tolimas atsidaro, tai va, šitai būna. Aišku, supratau. Tai viskas kaip ir gražu, padalyvavom, reiškia, Hantės ten, vat, ir tiek tų žinių, pabuvom, pasižiūrėjom, vat, pasisveikinom su kolegom kai kuriais, nu ką patėm, tai, nu, vat ir viskas, klausau. Nu, žinokit, susirinkę buvo, tai skaičius žmonių galvų nemažas. Kiek tarp jų radijo mėgėjų tengi antros pusės ir šiaip. Tai va, sakykim, ten dar kažkoks procentas. Tai vienas dalykas, kitas dalykas. Gerai viskas organizuota buvo, labai patiko. Nei eilių, nei pietus galingi, su sriubytėm, su šašlykais, su blynais. Vienu žodžiu, viskas labai puiku. Tai va, ceremonija pati irgi
supratau. Aišku, pas mus čia šiandien saulutė visą dieną žemė rytinėjasi, buvo ir šilta, ir iki 24 ar 25. Tai va, taip, jūs be lietaus šiandien? Pas jūs be lietaus šiandien? Aišku, supratau. Nu ką, smagu tada, tvarkoji, tai ką, Jonai, dėkui tada, tai tuo kartu šrišelį ir ką, bandysiu pašūkauti jau kaip ir be 15, tai gal po truputį pradėsiu jau rinktis kolegos, tai tiek tada, tai pabūkit dažnyje, dėkui 7-3 tuo kartu. Dėkui. Tai Lietuva Y1 Leonas Sirena ir grupė. Ar yra laukiančių? Dažnėje klausom. Taip, LY2 Birutės Saulius Vašingtonas. Marijanai, labas. Tu žinai, negarsiai aš tave girdžiu, +10 pagal mane, bet aš dar pasižiūrėsiu į esmetrą, vat įdomu, vat norėčiau patikslinti jį tau, tai vat klausau tave. Taip, Marijanai, žiūrėk, tarp 10 ir 15, signaliukas tavo gerai viskas eina, toks truputį verdantis diapazonas ir biškai išlydžių yra, tai kai išlydis, tai taip panorama pašoka į viršų, tai va, tai kažkaip taip atrodo pas mane, klausau. Gerai, palauk, taip, aš mikrofoną paduosiu dabar LY2 Birutė Leonas Giedrius. Jonai, prašau. Galite palinkėti sėkmės ir 7-3 mikrofonas ant žalumo. Dėkui. Marijanai, o tu kada grįžai? Man atrodo, tu pasilikai, ne? Kažkiek tai dar iki vakaro ten klausau. Tai panašiai mes išvažiavom, tai mes atvažiavom 4:30 kažkur tai namo, gal, apie 5, va taip. Gerai, kągi, pabūk dažnyje dar. Tai Lietuva Y1 Leonas Sirena ir grupė, LY1 Leonas Sirena ir grupė. LY1 Marytė X. Renatai, labas. Kaip šiandien priėmė ir iš kur dirbi, klausau? Labas, Arvydai ir grupė. Garsiai priėmų patį +30 pykose. Dirbu iš Dzūkijos. Nuo Veisiejų klausau. Supratau, Veisiejai. Gerai, 25. Vat, pikas būna 25 signaliuko. Skleidimas yra, viskas gerai, girdisi puikiai, niekas čia netrukdo. Vat, kažkur tai toli tenai kažkas burbuliuoja, bet tai čia tegu burbuliuoja. Vat. Tai va tokie dalykai. Tai gaila, kad nebuvai sąskrydyje. Taip, nemažai ten buvo žmonių, ten kas susirinko anksčiau, tai ten porai dienų atvažiavę buvo, aš tai tiek laiko neturėjau, tai teko nuvažiuoti ryte, grįžti vakare, klausau. Jo, supratau, tai va, kad aš
kaip apsižioplinau, tai taip gavosi. Šitą norėjau važiuoti, taip galvojau, kad va kitą savaitgalį bus. Bet taip išėjo, kad kažkaip nesužiūrėjau šitą tokį kalendorių. Tai va, nieko, sėdžiu terasų, šilta, žiūri į ežerą, žuvys šokinėja, smulkmėjus pasitaiko pokštelį ir didesnis, gal koks piliukas, tai va, ramu vėja nėra, visai šilta, odų irgi nėra, čia miške, sakykim, o dar ir baigėsi sezonas, matau. Nu ką, žinau, čia pas mus tai soduose, tai čia tų uodų būna. Irgi, žinai, va, čia tvenkiniai yra ten už kokio 500 metrų. Bet kažkaip tai taip, problemos kažkokios nėra. Jie antrą aukštą, tarp kitko, jie neatskrenda. Jie pirmam aukšte ten sukasi, o į antrą aukštą jie kažkodėl nekyla, taip aukštai klausau. Aš atvažiuoju nepertiniausiu, gal prieš porą valandų, tai čia Langryčio pasijūriau ir ne vidurį, namelį, bet man laukia. Tai oras gražus, sakau, išeinuką. Subjurs, tai persiklausysiu, tai va, traukinys nevažinėja, viskas gerai. Triukšo irgi mažai, kaip sakoma, kaip vienkiemis. Nežinau, nieko, aš daugiau naujienų neturiu, kažkokių planų nežinau irgi. Eigoj kažką sugalvosiu. Nebuvau šiemet žvejot, gal žvejot reiks sugalvot, nežinau. Turiu prisipirkęs nuo pavasario bučiukus, gal bučiukus reikės susimest. Va, autas ilgis, tai va, klausau. Supratau. Šitą, tu atostogauji dabar, tai o kada išvažiuosi? Šit, kaip tai pabūsi savaitę, tai gerai, puiku, tai smagu bus padirbėti. Tik nepamiršk, kad radiją turi, klausau. Bus iki ketvirtadienio, tai ketvirtadienio važiuosiu nuo Rytėvišką, vėl į Vilučius, į Aukštaitiją. Į kitą pusę, kaip sakoma, į šiaurę, mūsų kalbą. Nu, kur yra Vilučiai, tai žinau, ten esu buvęs, tai tokie dalykai. Aha, tai gerai tada, Renatai, neturiu klausimų, viskas daugmaž pasinovė, žinok, kad nieko kažkokių pasikeitimų tokių ypatingų nėra. Vaikšto užkimęs, vakar vakarė visai balsas prapuolė, o šiandien link pietų jau žiūriu, jau vėl atsirado po truputį, tai va, toks užkimęs visas, nu, bet nieko nepadarysi, rytoj darbą reikia teks eit, klausau. Nu, supratau, tai gal kondicionierius padėjo, klausau. Ne, žinok, čia jau prieš kelias dienas prasidėjo, čia man, šiaip, žinok, kondicionierius man labai padeda. Tai todėl pas mane į mašiną kondicionierius kaip išgaravo, išėjo iš ten, tai aš jo ir nepildžiau ir aš jo neturiu. Bet vėlgi, žinai, būna prasižioplinį langų prisidarinėjai, tai už nugaros atsidarai, žinai, gale, tai tada nieko, bet jeigu iš šono, tai būna ir patraukia, klausau. Supratau, viskas aišku. Tai va, tai gerai, Arvydai, susigirdėsim tada. Kol kas tiek nieko naujienų šiandien turiu, apsiskyčiu irgi toksai, tai hojo ir apspangęs kažkoks, nežinau, apsnūdęs, sakykim, tai gal grynas oras, tai grynas kalbas. Nu, žadėjo, kad ir vėl čia palis reik, tai gal jau keičiasi tas oras kažkiek. Tarp kitko išlydžių tai šiek tiek yra, tai gerai, Renatai, tai tiek, tada einam į grupę. Alygrik BLG, prašau.
LY2BLG, LY1 emisijonai, labas vakaras, garsiai girdžiu, pikosi iki 20, tai vam. Tai randuosi Dzūkijai, čia turim vasaros tokią rezidenciją, sakykim, namelį, tai va, atvažiavom. Nu, net už veisėjų, čia arčiau Lenkijos, Baltarusijos sienos, tai čia prie tokio Seliavinio ežero, tai va, Sapiegiškių kaimas čia kažkur, bet nežinau, čia Sapiegiškių, tai yra ten keli namai, tai biškį tolėliau. Bet skaitosi irgi, tai va, prie ežeras, Sėdžių pušynas, tai va, biškį ant kalniuko vos, ir toks suolygis lieptas matosi. Ir ežerą matau, ir žuvį šokinėja. Syku ramu, syku dzūkiškai. Saulė kaip ir nori į debesį leisti žiūriu. Tai va taip paklausau. Nieko dėkui jo, tai kad aš irgi kažkaip nieko galėčiau pasigirti, nieko ar nežinau nėra, nei pameluota. Tai gero vakaro iki, LY2BLG, LY1 emisijonai 730. 730 dirba LY1 Marytėjas, LY2BLG 730 kartą. Arvydai. Taip, mikrofonas pasvedantieji. LY2 Birutė Saulius Vašingtonas, prašau. LY2 Birutė Saulius Vašingtonas, LY1 Marytėjas. Marijanai, labas vakaras. Plius 10 tai pykose, girdžiu gerai. Šalia kažkas pradėjo dirbti. Tai va, bet viskas suprantamai ir gerai, triukšmų čia neturiu. Tai va, įdomu, kaip čia bus iki šalimais, mes neįeinam, bet aprimo čia Kapčenis, irgi poligonas bus čia gal už kokių, ką žinau, už kokių 5 kilometrų. Tai va, įdomu, tenai kokių trukdžių neprigamins, ją klausau. Ai, ne, tai neklausiu, taip sakau, čia poligonas gal iš 5 kilometrų kokių gerų, tai kažin, ar triukšmų jie nesugeneruos, nepagamins. Tai va, bet gal ne. Tai va, klausau. Septyni trys iki, Arvydai. Tvarkoj, taip, mikrofonas pasvedantieji. Lietuva Y1 Leonas ir grupė, ar yra laukiančių dažnėje, klausom. Lietuva Y1 Leonas ir grupė, LY1 Leonas ir grupė, ar yra laukiančių dažnėje, klausom. Lietuva Y1 Leonas ir grupė, LY1 Leonas ir grupė, LY1 Leonas ir grupė, ar yra laukiančių dažnėje, klausoma. Nu, matot, geras oras, šilta, tai neskuba kolegos per radiją. Tai Lietuva Y1 Leonas ir grupė, LY1 Leonas ir grupė, LY1 Leonas ir grupė, ar yra laukiančių dažnėje, klausoma. Taip, yra 2AS. Taip, LY2 Antanas Stasys, Rimai, labą vakarą. Nu gerai, aš tave priimu apie 20, tai tas pats Arvydas, klausau. Aha, LY2AS. Labas vakaras. Nu, tavo virš 20 signalas. Tai va, tai pasakok naujienas iš festivalio, kas ten buvo. Nu, žiūrėk,
Jeigu trumpai, turgus nekoks, žmonių buvo nemažai, mašinų buvo nemažai, renginys buvo suorganizuotas, reiškia, maitinimas buvo puikus, viskas buvo, taip žinai, stačiom nereikėjo, visą laiką po pavėsiniai, visą laiką po stogu, taip kad viskas labai gražu buvo, vieta nuostabi, tai va, 200 kilometrų į vieną galą, gal ten truputį daugiau. Tai va tiek, tai ypatingo kažko tokio nieko, klausau. Aha, aišku. O kas nors iš technikos, kokios nors įdomios nebuvo, kas nors priimu? Žiūrėk, aš iki Lenkų buvau nuėjęs, tai Lenkai ten stotelių turėjo. Bet aš taip nelabai ten ir domėjausi, net nepasižiūrėjau nei kas per kainos, nei kokios ten stotelės. Turėjo jie tenai ten šio bei to. Tai tokie reikalai, klausau. Nu gerai, ačiū. Tai va tiek aš norėjau sužinoti daugiau, tai savo dratą šiandien dar derinau, tai va gal liktai geriau negu pereitą sykį. Tai tokie dalykai. Nu tai ką, iš mano pusės tiek, mikrofonas tau. Žiūrėk, tai gerai padarinai, gerai. Viskas tvarkoj, 25 dabar rodo. Tai viskas labai puiku, Rimai, tai belieka tik pasidžiaugti. Gerai, tai ką, dėkui tau už ryšelį, tada grupę turim nedidelę, tai neskubėk. Taip, Alaigrik 2 Birutė Leonas Giedrius, prašau, Jonai. BLG čia 2AS. Labas vakaras, Jonai. Girdžiu tik 5-9 ir kiek ir triukšmų pas mane 9 balai. Taip, kad triukšmuose paties signalas ir, bet liktai supratau viską teisingai, priimu. Aha, dėkui Jonai už kontaktą 73 Arvidui mikrofonas. Mikrofonas pasvedant į jį, taip, ir toliau Alaigrik 2 Birutė Saulius Vašingtonas. Marijanai, prašau. Aha, labas vakaras, Marijanai. 5-9 plus 10, va taip mano rodo tokie signalai. Nu ką, šiaip nieko tokio naujo negaliu pasakyti, taip kad dėkui už kontaktą, mikrofonas atgal. Taip, mikrofonas pasvedantį, taip. Alaigrik 1 Marytė Iksas, prašau. Alaigrik 2AS, Alaigrik 1 Emis, Rimai, labas vakaras. Gerai, garsiai girdžiu. Ir 9 dabar pažiūrėsiu. Kai žiūrėjau į ežerą, užsisvajojęs, tai ori klausiau. Renatas iš Dzūkijos nuo Veisiejų klausau. Aha, MX čia... Maždaug. Žodžiu, normaliai girdisi. Viskas tvarkoja. Mikrofonas atgal. Rima, iki 20, pykose 20, tai va, iš kur dirbat, klausau? Aš Vilnius, centre kažkur tai priimu. Jo, supratau, viskas aišku, tai va. Tai nieko, vakar aš irgi šiukutį kiti, bet ten pas mane liftas važinėja, tai vadinu šį traukiniu.
Tai labai triukšmus skleidžia, tai ten sudėtinga. Tai va, 80 metrų aukštesnios diapazonas, tai jau normaliai. Tai va, Rimai, tai nieko neturėsiu, tai gero vakaro palinkėsiu, tai va, geros savaitės artėjančios ir iki Y2AS, ir vienas MX73 kol kas. Gerai, dėkui už kontaktą 73. Taip, mikrofonas pas vedantį, puiku, kaip ir visi. Aha, tai kągi, toliau mes turim pasikviesti. Lietuva Y1 Leonas, Irena ir grupė. Ar yra laukiančių dažnyje? Klausom. Taip, Y7 Kęstutis. Labas vakaras, kolega. Mariau, puikiai tave girdžiu, garsiai, kas svarbiausia, tai 25 klausau. Ačiū labai, šiek tiek čia žaidžiau su antenom, čia taip remontą darau, tai yra iššūkių, tai va, seną kelią, rytoj bandyti ką tačiau, šiek tiek įtempiau geriau savo MCD. Arvydas, smagu tokį girdėti, 59+30, mes labai daug stipriai ir dėkingas už, kad trumpą Smagos atsiekimą vakar atsižymėtų kursų. Ja, truputį gaila, kad, žinai, kad visiškai nebebuvo laiko, žinai, reikėjo važiuoti, jau buvom prisižadėję, kad sugrįšim čia anksčiau truputį, tai va, tai labai gaila, nepabendravom, šiaip tai būtų apie ką ir pasišnekėti. Tai gal prie progos, kada kur pasimatysim, va, gal į krūvą, kada susėsim, Y6 kW Vašingtonas, tu, tai va, papliurpsim, kada susitikę, kur, ką manai. Ja, žinokit, aš labai palaikau tą idėją, iš tikrųjų, tai net jau sakyčiau, kad pakviesčiau pas mane, aš čia dabar Terasą atnaujinu, tai galima bus mažą pasikėdėjimą padaryti. Su antrom posėm, kad neoficialus kol kas, bet kvietimą prašau turėti minikutų. Tai dėkui už kvietimą, lygiai taip pat ir iš mano pusės kvietimas irgi yra apsilankyti, irgi taip žinai, bet laiką tai reikėtų arčiau jau paspręsti, žinai, pasiderinti. Tai va tokie dalykai, Mariau, tai kažko tai daugiau neturiu, tokį visą dieną truputį šiandien sunkiai balsas dingo vakare visiškai, tai va, tai šiandien šiaip ne taip čia dalinai išlindo, tai va tokie dalykai, klausau. Priimta, mūsų reikia saugoti, kad pasakymų šį vakarą, kad visai nedingsta, tai yra labai svarbu. Aš irgi šiandien iš tikrųjų labai daug nuveikiau, čia tokius dukras į Žemaitiją vakar nuvežiau pas senelius. Pabūti, tai vieną savaitę per metus tai Žemaitiją ir dabar šiandien atvarkiau labiau tokius techninius dalykus, nes Arūnas Y6 Leonas iš Palangos man padarė tokius stovus ant savo plokščio, tai aš kadangi šią savaitę klausotavau turėjau reikalų pajūrėje, tai prigrėtų, tai labai džiaugiuosi, bet jau turėtų žiūrėti plokštelės ir jeigu viskas bus gerai pagal planą, o Dievas nelabai joksis iš mano planų, tai tiek jau iškelti, aš manau, kad daug stipriau galėsiu dirbti su kolegomis apie Nu, aišku, supratau. Nu, tai gerai, tai puiku, tai ne, kiekvienas metras antenose viršų, tai čia kažkada aš trumpose bangose buvo, taip, tai reiškia, pradėjau nuo viršūnės kriaušiai ir paskui, 2 metrų pagalį, tada dar aukščiau kilt, iškart dasidėjo 1000 kilometrų, dar pagalį, dar vieną, dar dasidėjo, paskui laukta kriaušė vietoj jos stulpą, nu ir taip lipau ir dalipau iki 22,5 metro. Tai, nu, bet 22,5 metro dipolis tokiam aukštai pasaka, čia žinok, yra pasaka, klausau. Ai, pavydžiu, skamba tai nerealiai. Aš ten kokį klausiausi, tai čia 22 metrai, tai aš dar ant pėdų jūsų pasistebėjau, kad gali dadėti ten kokius centimetrus klausiau. Aš
Tai ten buvo iš aliuminio vamzdžio surinktas, reiškia, 22 metrai. Vat, gražu ir viskas. Dabar, kada čia buvo nutarta padaryti rekonstrukciją, čia tribandis jagis kabo, reiškia, pilnų betrapų toks, jis pilnų išmatavimų 10, 15, 20, tai va, toks jis nemažas daiktas, tai va, teko šiek tiek žemyn paleisti, tai dabar yra apie 15,5 pats aukštis bokšto, tai va, nu, tai žinok, labai skiriasi, va, ten tų 7 metrų skirtumas yra labai didelis, žinok, tai va, tai, nu, tenka konstatuoti, kad, va, nori turėti jagį, bet 22, nu, neturiu tokio bokšto, tai nebepakelsi, tai, va, tokie dalykai. Aha, tai tiek, Mariau, nelabai turiu ką pasakoti daugiau, diena praėjo, sekmadienis, jokių darbų čia su tokia sveikata, tai žinai, tai va, nu tai va, ir visi mano reikalai klausau. Taip, Arvydai, tai bokštas ir stebės, tai ten aišku, gera, kaip sakoma, gera ten, kur mūsų nėra. Gerai, Arvydai, tai mane kankina paties balso ir man labai smagu, kad išgirsti galingai 5-9+30 dabar po išėjimą. Ir tada gal grupė yra kažkas, nes ką tik įsijungiu iš karto ir pakeičiu grupę. Yra, taip. LY2 Birutė Leonas Giedrius. Prašau, Jonai. Laikrodis jau daug ilgiau ir 17. Taip, Jonai, Balteriškai puikiai atsimenu, galim jau ryšius 5-9, sakyti, daugiau neduosiu, sakau, pagal pokavometą. Pagal klausą, tai žinokit, aš jau daugiau, pagal klausą, tai atinate karštą ir galingai, bet pagal tai, kaip man rodo, tai 5-9 stabilus, tai 4 galingi ir tvarus. Tai yra svarbus, tai va. Tai tokia yra situacija pas mane, kad tai čia Balteriškio priėmimas. Kas liečia naujienas, tai Jonai daug neturiu, atostogavom su duda paauglė šiek tiek greičiai vienai saloj praleidom laiko, tai grįžęs, tai karo iš karto į darbus, nes kaip pats tau dirbi, tai kaip gaunasi, kad žinot, kaip pasakyti, atostogas, nėra kontekstas, reikia po to atidirbti jas labai stipriai, tai turbūt ne tik kaip pasakyti. Tai grįžau ir smagiai leidau laiką, nuvažiuodama vakar, nedaug, keliom valandom į sąskaitį, valandom tiek, tokia situacija pas mane. LY2 Jonai, LY7 Kęstutis, čia mažas ir klausau, mikrofonas jums. Vakar atvažiavau iš mūsų vakar tik į Balteriškį. Važiuoju į Tauragę, mano kelionė tokia yra. Va, jau tikrai visi darbai užbaigti, bet vis tiek atvažiavus darbus yra. Nes dar saulutė pašūgo, taip kad tokia gerai maniau, patikėsiu sėkmės ir iki sekančio dirbo laidų centrinio kavai. Ačiū labai, kas neteigia, tam darbų visada atsiras. Ačiū Jonai, sutinkis. Mikrofonas pasvedantį. LY2 Birutė Saulius Vašingtonas. Marijanai, prašau. Priimta Marijanai, LY2 Birutė Saulius Vašingtonas, LY7 Kęstutis. Marijanai, labas vakaras. Puikiai priimu 5-9+10 pagal nuomonės, bet tikrai labai gerai stipriai priimu. Matyt, kažkaip man pavyko neblogai įtempti tą savo anšedą. Tai va, naujienos kaip ir visas ir dalinau. Marijanai, nebent būtų klausimų ar pastabų ar idėjų kokių, tai mikrofonas jums klausau.
Ačiū Marijanai, labai smagu, patį išgirsti, linkėjimus labai džiaugsmų priėmė Marijanai. Žinoma, radinigė visada smagu išgirsti gerą palinkėjimą. Ir būtų savo užrašymą, kurį septynė ok. Tai dėkoju ir mikrofoną perduodančiai. Taip, mikrofonas pasvedantį. LY1 Marytė X, prašau. Vakaras Marijos prieš 15 kilometrų dabar dirbu iš Marytėjų, Dzūkijos klausau. Vienas anykštas, septynė ok, Renatai taip, atpažįstu iš balso, padeda atpažinti poetai. Nedažnai kalbam, bet tikrai moduliaciją priėmu, kažkaip ir tai kartais gilinti nuo Olandas Simonas dirba. Tai dabar pasakyčiau, kad irgi šalia, labai stipriai, 5-9-20, stiprus svarus signalas. Galingiau, tai dabar iš stacionarios pozicijos, automobilį. Renatai, klausom. Ne, stacionaričiai, mūsų vasaros namelis yra pasaulinukas, toks prie ežero, kitas irgi yra 80-10, praktiškai visuose galėjose. Jo, Renata, jo, aš tada turiu irgi nuo 80 pas mane iki 160, man atrodo, bet jisai realiai pas mane dirba 20-40-80, aš kitur su juo nedirbu, nes kitur jis galima susidėliu suderinti, bet jo efektyvumas nelabai, aš jau kitur, 10-12-17, tai dirbu su vertikalu. Pas mane antenos nuleistas, aš šiek tiek sutvarkausi aplink namą ir saugas, tai nelabai gaunasi. Puikiai graži Renata, tai kadangi aš suprantu, kad prie vandens ir namelis, tai turbūt nedarbas, tai noriu baltai pavydėdamas pasidžiaugti dėl to. Smagu, iš tikrųjų, tai nepraraskim ryšio ir ačiū labai smagu tokias, bet tikrai labai kokybiška, labai graži moduliacija, tai jeigu negalima, tai nenoriu kankinti kitų, bet jeigu galima paklausti, kokia įranga, nes moduliacija tai fantastiška. Neturėtume planuoti tikrai pasiekti, vienareikšmiškai, aš kadangi esu irgi jie sugerbėjęs, dirbu irgi su vietu, dabar esu 9-10 ir 100 viską tiktai, tai kadangi jie sugerbėjęs, tai matai, dėl to man tą visą moduliaciją kaip ir patinka. Gerai, būtų planuoti smagu,
Jeigu nėra klausimų, tai tada šiandien mikrofonas jums, tai gali vienas dalykas, tai gali 7 akį. Ačiū labai, žinote, šaukinis pakviesimas, mikrofonų verančią, malonį. Taip, mikrofonas pasvedantį. LY2 Antanas Stasys. Rimai, prašau. Ok. 7VK2AS. Labas vakaras, Mariau. Girdžiu 9 plius, atrodo 10 ar 15 maždaug. Žodžiu, normaliai girdžiu, viskas tvarkoju. Klausau. LY2 Antanas Stasys, 7VK2, Rimai, labas vakaras, puikiai, irgi 5-9-10 iki 15 pakyla, tas toksai judesiukas yra, bet čia kalbu apie tai, ką rodo rodmenys. Pagal klausą, tai žinokit, dačiau tikrai daugiau. Nes noriu patį girdėti, tai bet jau kadangi daug tai papasakojau, tai nebent man klausimų būtų klausom. Aha. Nesupratau paskutinių sakinių kažkaip taip. Rimai, sakau, kad jeigu yra klausimų, tai klauskit, nes jau papasakojau kolegoms tai, kas buvo ant liežuvio galo, bet galbūt jūs turite kokių klausimų, nes aš kaip ir naujienas kurias visas turėjau likti ir dalyvau, nebent galėtume kažkaip pasitikslinti, klausau. Supratau, dabar aišku. Ne, jokių klausimų neturiu, viskas daug aišku. Dėkui už kontaktą 73 ir mikrofoną Arvidui atiduodu. Taip, dėkui, mikrofonas pasvedantį. Taip, Lietuva Y1 Leonas ir MR grupė, ar yra laukiančių dažnėje klausom? Lietuva Y1 Leonas ir MR grupė, Lietuva Y1 Leonas ir MR grupė, LY1 Leonas ir MR grupė, ar yra laukiančių dažnėje klausom? Lietuva Y1 Leonas ir MR grupė, LY1 Leonas ir MR grupė, LY1 Leonas ir MR grupė, ar yra laukiančių dažnėje klausom? Kolegos, sulaukiant to laiko, kai nebeturim naujų korespondentų, eteryje 50 minučių, taip kad nėra toks trumpas mūsų skedukas. Tai kągi, šiandien dalyvavo LY6 kW Vašingtonas, LY2 BLG, LY2 Birutės Saulius Vašingtonas, LY1 Marytė X, LY2 Antanas Stasys, LY7 OK ir aš LY1 LI. Kolegos, gero vakaro, gero poilsio, tradicinė informacija, ką indeksas 2, srautas 145. Tai va tokie skaičiukai. Tai palinkėsiu visiems ramios nakties, rytoj darbus, tai vakare vėl visi lauksiu dažnėje, tai 7-3 labanaktis. Labanakt. Labanakt, ačiū vedančiajam, išklausom Lietuvos kanalos ir